Šiandien žiniose. Nuo spalio karšto vandens ir šilumos kainos išliks nepakitusios. Minima pasaulinė kovos su pasiutlige diena. Artėjančiai policijos dienai atidaryta policijos pareigūnų rankdarbių paroda. Akcinė bendrovė Panevėžio Energija informuoja, kad nuo 2010 m. spalio 1 dienos šilumos ir karšto vandens kainos išlieka nepakitusios. Gyventojai už šilumą ir toliau mokės 22,56 cento už kilovatvalandę su 9% pridėtinės vertės mokesčiu. Akcinės bendrovės Panevėžio Energija centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos paskutinį kartą kito nuo 2010 m. Liepos 1 dienos. Kasmet rugsėjo 28 dieną yra minima pasaulinė kovos su pasiutlige diena. Šią dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į pasiutligės prevenciją ir užkirsti kelią šios pavojingos ligos plitimui. Pasiutligė yra ūmi virusinė liga, kuria serga tiek žmonės, tiek gyvūnai. Ligos inkubacinis periodas gali trukti nuo 12 dienų iki keletas mėnesių netgi. Pirmieji simptomai būna panašus į gripą, tokie kaip karščiavimas, galvos skausmas, didelis silpnumas. Paskui atsiranda ir kiti simptomai, tokie kaip paralyžius, ryklės spazmai, dėl kurių žmogui tampa sunku ryti. Šiais metais Panevėžio visuomenės sveikatos centras gavo 2 pranešimus apie gyvūnus, kuriems buvo išskirtas pasiutligės sukėlėjas. Vienas pranešimas buvo gautas birželio mėnesį, kur buvo išskirtas pasiutligės sukėlėjas Pasvalio rajone, kitas rugsėjo mėnesį Panevėžio rajone. Šiais metais medicininės pagalbos dėl įkandimo, apseilimų, įdrėskimo ar kitokio pobūdžio su gyvūnais kontakto buvo gautas 491 Panevėžio apskrities gyventojas, kuris kreipėsi, iš kurių buvo net 30% vaikų. Žmonės daugiausia nukenčia nuo šunų ir kačių, tačiau pasitaiko ir tokių atvejų, kai nukenčia ir nuo žiurkių, šeškų, kiaulių ar dar kažkokių kitokių nežinomų laukinių žvėrelių. Įkandus bet kokiam gyvūnui centro specialistai pirmiausiai patarė įkandimo vietą nuplauti muilu ir dezinfekuoti, bei kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Gydytojas įvertins situaciją ir galimą riziką užsikrėsti pasiutligę. Raginame atkreipti dėmesį ir neerzinti nežinomų šunų, kačių ar kitokių nepažįstamų žvėrelių. Ir radę kažkokį sužeistą nežinomą gyvūną, jo neliesti plikomis rankomis, o būtina kreiptis į veterinarijos specialistus, kurie atliks savo darbą toliau židinėje. Žmonės pasiutlige serga visuose žemynuose. Manoma, kad ši liga kasmet nužudo apie 55 000 žmonių, daugiausia Azijoje ir Afrikoje. Kas 10 minučių pasaulyje nuo pasiutligės miršta žmogus. Beveik pusė mirusių nuo pasiutligės yra vaikai iki 15 metų. Trečius metus iš eilės, norėdama paminėti artėjančią policijos dieną, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenė rengia policijos darbuotojų rankdarbių parodą Grožį kuriame patys. Pirmą kartą šioje parodoje savo darbus rodo ne tik Panevėžio apskrities VPK, Panevėžio miesto policijos komisariato, bet ir Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio rajono policijos komisariatų pareigūnai. Parodoje savo darbus eksponuoja per 30 autorių. Galėtume išskirti tapybos darbus, tapybą ant šilko, keletas grafikos darbų, siuvinėjimas kryželiu, paveikslų, papuošalų gamyba, dekupažas, žmonės mylintys gamtą parodai pristatė savo darbus, ką galima padaryti iš to, ką randama gamtoje. Žvejai mėgėjai, nepasitenkindami įrankiais, kuriuos gali įsigyti parduotuvėse, kuria savus įrankius ir šiandien mes juos taip pat matome parodoje. Pasigrožėti tuo, ką geba policijos pareigūnų rankos, gali visi piliečiai. Gausu yra mezginių, nėrinių. Manau, kad bet kuris panevėžietis, norintis pamatyti šitą parodą, tikrai turės
į ką pažiūrėti, gal ko nors pasimokyti, nes darbai yra tikrai rimti, kai kurie solidus ir puošia ne tik pareigūnų namus, kai kurių mūsų pareigūnių darbus galima pamatyti prekybos centre Babilonas. Ten taip pat veikia mūsų vienos pareigūnės siuvinėjimo kryželiu paroda. Parodoje savo darbus eksponuojantis Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojai teigia, kad užsiimti rankdarbiais laiko visada galima rasti, jei tik yra noro. Reikia norėti. Ir visi tikrai be to, tai yra ne tik laisvalaikio praleidimas, bet gal kaip tik tai žmogus po to sunkaus darbo, jeigu žmogus dirba, tai tiesiog atsigauna. Čia daugiau poilsis yra. Čia yra hobis, poilsis, atsipalaidavimo būdas. Nuo tos dienos, visos kasdienės rutinos. Nors policijos darbuotojams dabar ne itin geriausi laikai finansinė prasme, tačiau rankdarbiais užsiimantys pareigūnai teigia neketinantys savo pomėgių paversti papildomais pragyvenimo šaltiniais. Ne, niekada apie tai negalvojau. Tai gal greičiausiai liks taip kaip blogas. Bent jau kol kas tai ne. Mano darbai tai man kaip vaikai, o vaikų tai neparduodam. Ir nežinau, bent jau kol kas tai neplanuoju. Kol kas neplanuojate užsidirbti iš to? Iš to užsidirbti tikrai ne. Tiesiog tai labai ilgas, labai daug darbo reikia įdėti, labai gana brangus užsiėmimas jau išeina, o kad sumokėtų už jį tiek, kiek jis vertas, tai kažin ar kam. Policijos dienai skirtą rankdarbių parodą gyventojai Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate galės apžiūrėti iki spalio vidurio. Uždaroji akcinė bendrovė Kredora, prekiaujanti Volkswagen markės automobiliais, gyventojams pristato naujus šios markės automobilių modelius. Taigi vėlgi UAB Kredoroje naujų modelių metas, pasipildė mūsų salonas 3 naujais modeliais. Tai anksčiau gal jau būt žinomas Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touran ir taip pat Volkswagen Charan automobiliais. Visi neabejingi Volkswagen markės automobiliams minėtus naujausius modelius galės išvysti ir geriau susipažinti su jų techninėmis galimybėmis jau šį ketvirtadienį Panevėžyje vyksiančioje Expo Aukštaitija 2010 parodoje. Su šiais automobiliais planuojame dalyvauti Panevėžyje vykstančioje Litexpo parodoje, ir kur mūsų pirkėjam, klientam planuojame pristatyti automobilį Volkswagen Charan. Ir tenai suteiksime pilną informaciją apie automobilį, kokia bus variklių gama, kokios komplektacijos ir kokie pristatymų terminai. Viską galima bus sužinoti parodoje, tad visus maloniai kviečiame į parodą Litexpo Aukštaitija 2010. Naujasis Volkswagen Charan, kuriam parodoje bus skiriama daugiausiai dėmesio, išsiskiria savo naujoviškumu ir universalumu. Automobilis turi stumdomas galinės dureles, o tai puikus sprendimas, ypatingai palengvinantis keleivių laipinimą ankštose stovėjimo aikštelėse. Be to šias dureles galima varstyti elektriniu būdu, kaip ir bagažinės gaubtą. Naujajame Charan patogiai telpa visi keleiviai ir jų daiktai. Salone numatytos net 33 įvairios vietos daiktams, galinčios sutalpinti visą keliaujančiųjų mantą, nuo rašiklio iki mobiliojo telefono. Daugelis naujoviškų patogumo elementų yra su integruotomis daiktadėžėmis, teikiančiomis papildomą komfortą ir galimybės daiktams pasidėti. Kai reikia pervežti stambesnius krovinius, ypač praverčia galinių sėdynių sulankstymo funkcija Easy Fold. Jis suteikia galimybę ne tik nulenkti galinių sėdynių atlošą, bet ir nuleisti jį iki bagažinės grindų lygio, taip suformuodama salone krovinių erdvę su visiškai lygiomis grindimis.